Šiandien Rokiškio Sirena redakcijoje svečiuojasi Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. Labą dieną. Vasario 19 dieną, tai yra šiandien, Rokiškio rajono tarybos posėdyje tarp pozicijos ir opozicijos kilo tam tikra sumaištis. Sprendžiant 5-ąjį tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto šiems metams patvirtinimo, opozicijos nariai visiškai nebalsavo, o vėliau ir išėjo iš tarybos posėdžio. Tai kaip vertinate šią situaciją? Pirmiausia, aišku, jūs labai daug uždavėt klausimų, tai norėčiau atsakyti, kad tarp pozicijos ir opozicijos visada būna nedidelė sumaištis. Taip ir turėtų būti. Aš tiesiog džiaugiuosi tuo. Šiuo atveju tai nekorektiškai pasielgė pati opozicija. Kadangi jie buvo suplanavę padaryti kažkokį turbūt pareiškimą, aš nežinau, ir palikti salę priimant biudžetą. Tačiau susitarimą dėl salės palikimą jie pradėjo tuo metu, kada vyko to klausimo svarstymas. Ir kada pranešėjas pristatinėjo biudžetą, jie iš viso nesiklausė, o tarpusavį kažką tai šlamėjo. Kada aš pranešiau apie tai, ar jie turi klausimų, jie klausimų neturėjo. Paklausiau, ar turi pasisakymų. Jie neturėjo jokių pasisakymų ir aš paskelbiau balsavimą. Paskelbus balsavimą, jie nepaliko salės, o nebalsavo. Nebalsavimus reiškia, jie kaip ir balsavo, balsavimas skaitosi kaip susilaikė. Jeigu tu kortelę įkišta ir tu neišeini iš salės ir tu nebalsuoji nei už, nei prieš, tai yra traktuojamas pagal mūsų reglamentą kaip balsavimas susilaikęs. Galima susilaikymą traktuoti kaip balsavimą prieš, bet kad jie nebalsavo, taip sakyti negalima. Jie iš tikrųjų balsavo. Ir kas keisčiausia, kad jeigu jie buvo susitarę palikti salę tuo metu, kada bus priimamas biudžetas, taip, biudžetas yra priimtas minusinis. Mes žinom, kad yra tikrai sudėtingi laikai, tačiau mes nenusižengiam įstatymui ir jisai yra tikrai labai, kaip sakoma, nedidelis. Šiais metais yra, bijau sumeluoti, yra 24 milijonai 700 kažkiek tai. Taip, kad šiuo atveju aš manau, kad opozicija tiesiog jinai pasielgė jau nebekorektiškai, palikdama salę, svarstant kitus klausimus. Ir aš nežinau, ką jinai norėjo pasakyti, pavyzdžiui, dėl klausimo pasirašyti sutartį su armija, kad mes žinotumėm, kaip elgtis, sakykime, ten vienokio ar kitokio atveju. Dėl klausimų strateginių plano. Netgi, sakykime, tie klausimai, kur buvo svarstomas paties opozicijos lyderio, reiškia, pristatomi klausimai, net juose nedalyvavo. Tai aš manau, kad tai tiesiog jie parodė, kad žmonės juos išrinko dirbti, o jie tuo metu greičiausiai neturėjo laiko. Ir turėjo dirbti viską vien poziciją. Tiek. Ačiū už pokalbį. Prašau.